ir visiems laikams. Žinai, kad aš nepalūšiu, aš visą kursiu ir judėsiu į priekį. Aš 5 metus nešu tiesą jūsų ausis. Man labai patinka, kaip jūs lojat ant manęs ir sakat, kad aš nieko nepasieksiu. Bet aš per 5 metus daug ko pasiekiau, negu jūs per savo gyvenimą pasieksit. Kai groja šis bitas, tu pajauti kaifoje, nes tau labai patinka šis bitas. Man irgi patinka, aš biški buvau nutolęs nuo school repo, kuriau new school repą. Bet paskui vėl grįžau prie šito stiliaus. Aš nesakau, kad new school repas yra blogai, bet kai išgirstu kažko negero, kartais susiraukiu, kad tokie dar gali kurti, kurie nieko negebantis, kurie tik sugeba vaidinti, kad jiems geriau sekasi žodžius rimuoti. Nesvarbu, kad pas jas rimuojasi, bet prasmės jokios nėra. Nu ir ką, kad pas mane nieks nesirimuoja. Svarbu, kad būtų emocija, nuoširdumas bei kažkokia prasmė, bei kažkokia prasmė, bei kažkokia prasmė. Heiteriai visada liks heiteriais, bet aš niekada nesustosiu ir judėsiu į priekį. Kursiu toliau, jeigu nori, nekęsk manęs dar stipriau, nes man neįdomu. Ką tu man sakai, man niekas neįdomu, nes muzika yra mano kelias, aš į savo muziką daug savęs įdedu, nors aišku, to, kas tikrai manim nepatikės. Bet tai yra tiesa, aš kuriu muziką, nes man labai patinka, man patinka save visai reikšti, todėl sakau, niekas iš manęs muzikos neatims, mano muzika liks per amžius. Kartais kai paklausu kitų atlikėjų, kartais gėda apima, kad jos daug kas žino ir daug kas jų muzikos klauso, bet aš geriau būsiu underground negu būsiu populiarus, nes populiarumas ateina ir išeina. Kažkada ir aš buvau populiarus, bet populiarumas dabar išėjo ir aš dėl to nesiparinu, nes aš suprantu, kad dėl šito nereikia parintis. Nereikia parintis.